Pagalvokime apie asmeninius finansus, bet truputį kitaip. Kaip apie santechniką. Skamba keistai? Palaukite. Yra vamzdžiai, kuriais vanduo įteka, yra kur išteka, yra ir talpyklos. Šiandien būtent ir panagrinėsime šią, tiesą sakant, genialiai paprastą idėją. Ji tikrai gali pakeisti požiūrį į pinigų valdymą. Šis klausimas, manau, pažįstamas iki skausmo daugeliui, kur po galais kiekvieną mėnesį dingsta pinigai. Atrodo, atlyginimas įkrito į sąskaitą, sumoki porą sąskaitų ir puf, mėnesio gale bandai atsekti, kur viskas dingo. Jausmas toks, lyg pinigus piltum į kiaurą kibirą, ar ne? Bet kas jeigu atsakymas slypi štai šioje paprastoje schemoje? Į ją pažiūrėjus, finansai nebeatrodo kaip kažkoks chaotiškas reikalas. Viskas tampa aišku, logiška, tiesiog sistema. Gerai, nerkime giliau ir pažiūrėkime, kaip visą tai veikia iš arti. Taigi, kiekviena sistema turi pradžią. Tiesa? Mūsų finansų santechnikoje viskas prasideda nuo vandens šaltinio. O tas šaltinis – tai pajamos. Pažiūrėkime, kaip tas rezervuaras pildosi. Ir štai, matome viską kaip ant delno. Viskas prasideda iš viršaus. Įsivaizduokim, kad visi pajamų šaltiniai, nesvarbu ar tai pastovus atlyginimas ar kažkokios kitos išmokos, viskas teka į vieną didelę talpyklą. Čia ir yra visos sistemos pradžia. Svarbiausia čia suprasti vieną dalyką. Pajamas yra tas pagrindinis srautas, kuris maitina visą sistemą. Logika paprasta. Kuo tas srautas stipresnis, tuo daugiau vandens rezervuare, o tai reiškia ir daugiau galimybių vėliau. Tai, sakyčiau, pamatinis dalykas. Gerai, rezervuarą pripildėm, bet, žinoma, vanduo jame amžinai nestovi, jas ir išteka. Dabar ir pažiūrėkime į tą kitą, gal net svarbesnę pusę. Būtent čia dažniausiai ir slepiasi atsakymas į tą amžinąjį klausimą, kurgi tie pinigai dingsta. Ir šioje schemoje man labai patinka vienas dalykas – aiškus atskirimas. Matote tą punktyrinę liniją? Ji vadinasi gyvenimo poreikių užtikrinimo lygis. Tai tarsi vandens lygio žymė. Viskas, kas virš jos, tai perteklius. Vanduo, kurį jau galima protingai nukreipti. O kas žemiau, tai būtinosios išlaidos. Arba, jei nekontroliuojama, nuolatinis nuotėkis. Galime apie tai galvoti šitaip. Būtinosios išlaidos tai tarsi pagrindiniai sistemos vamzdžiai. Jie tiesiog turi būti, per juos vanduo teka nuolat. O kintamos išlaidos tai lyg maži lašančiai čiaupai. Kiekvieną tokį lašą galima sureguliuoti, prisukti stipriau, o gal net visai užsukti. Ir būtent šio skirtumo supratimas yra raktas į visos sistemos kontrolę. Kasgi tie vamzdžiai ir lašantis čiaupai? Pažiūrėkime į konkrečius pavyzdžius tiesiai iš schemos. Štai, komunaliniai mokesčiai, elektra, šildymas, būstas, maistas, transportas, kūras, draudimas. O kur dar visi abonementai, būreliai, drabužiai, pramogos. Visi šie dalykai yra tie nuotykiai, kurie po truputį lašas po lašo, bet labai nuosekliai tuština pagrindinę talpyklą. Bet dabar pereikime prie pačios įdomiausios dalies. Galima sakyti, prie sistemos magijos. Kas nutinka, kai tas vandens lygis pagrindinėje talpykloje pakyla virš tos punktyrinės linijos? Aha, štai čia ir prasideda tikrasis protingas pinigų valdymas. Pirmas dalykas, kurį numato ši sistema, yra apsauginis vožtuvas. Jis vadinasi saugos pagalvė. Ir tai yra tiesiog rezervas nenumatytiems atvejams. Žinote, kai staiga sugenda automobilis arba prireikia skubiai pas gydytoją. Būtent ši pagalvė ir yra tam, kad apsaugotų visą sistemą nuo tokių staigių sukrėtimų. Ir tai, man atrodo, puikiai parodo visos sistemos logiką. Pirmiausia, saugumas. Prioritetas numeris 1. Ir tik tada, kai ta saugos pagalvė jau pilna, kai apsauga užtikrinta, tik tada perteklis gali tekėti toliau. Jokio skubėjimo daryti viską vienu metu. Taigi, kas toliau? Kaip matome schemoje, visas vanduo, kuris persipila per saugos pagalbės kraštus, keliauja tiesiai štai čia, į visiškai atskirą rezervuarą – investicijoms. Ir štai čia yra ateities augimo variklis. Tai pinigai, kurie nebeguli ramiai, o yra įdarbinami. Gerai, išnarstėjome dalimis, dabar sujunkime viską į vieną paveikslą. Pažiūrėkime, kaip ši sistema iš paprasto pinigų valdymo įrankio virsta pinigų auginimo mechanizmu. Būtent čia ir slypi visas jos grožis. Taigi, koks tas idealus pinigų judėjimo planas? Viskas labai aišku ir nuoseklu. Pirmas žingsnis – pripildyti pagrindinę talpyklą. Antras – pasirūpinti visais būtinaisiais poreikiais, kad sistema veiktų. Trečias – pripildyti saugos pagalvę. Ir tik tada, ketvirtas žingsnis – visas likęs perteklis nukreipiamas į augimą. Viskas. Ir
ši mintis, manau, viską pasako. Tikslas yra nebe kamšyti skylės, nebe gesinti gaisrus. Tikslas yra sukurti sistemą, kuri laikui bėgant pati save papildo ir pradeda dirbti savo kūrėjo naudai. Tai fundamentalus požiūrio pokyčius. Na, o dabar pati galingiausia visos šios sistemos dalis. Atkreipkime dėmesį į šį mažą vamzdelį, kuris išeina iš investicijų rezervaro ir grįžta atgal, tai investicijų palūkanos. Kitaip tariant, grąža iš investicijų. Ir ji virsta visiškai naujų pajamų šaltiniu, kuris vėl teka į pagrindinę talpyklą. Genialų, tiesa? Ir štai čia įvyksta lūžis. Pinigai nustoja tekėti tik viena kryptimi – iš pajamų į išlaidas. Jie pradeda suktis ratu. Sukuriamas grįžtamasis ryšys. Investicijos generuoja pajamas, o tos pajamos vėl keliauja į investicijas. Sistema įgauna pagreitį ir svarbiausia pradeda palaikyti pati save. Na ir pabaigai. Lieka vienas klausimas skirtas apmąstymui. Jeigu finansai veiktų pagal tokį aiškų ciklišką principą, o ne chaotiškai, kaip dažnai būna, ką tokia save palaikanti sistema galėtų sukurti per, sakykime, 5 ar 10 metų?